Užimti komandą aukštesnę vietą, tai yra bent jau 7 pozicija, būtų gerai. O čia perdavimas tolimo Virpsto link, smūgis galva. Čia perdavimas į baudos aikštelę, smūgis per save ir čia jau kažkas dominavimas. Jeigu kalbėtume apie žaidimą su kamuoliu pastaruoju metu, yra būtent BFA komandos čia tolimos mėginimas. Prakeliauską tikrai gali ir dabar bando tą padaryti. Misiūnas ir Misiūno bandymo štai toks. Čia perdavimas ir mėginimas numesti galvą komandos draugų ieškojo. Na čia yra mėginimas į tolimo vartų kampo, labai grėsmingas smūgis, BFA savo išpuolį tęsia. Rikovas tolimo Virpsto link, čia Jurevičius smūgiuoja į vartus ir pataiks svečiai. Oda krašte, 1 prieš Večenko. Vatas ir smūgis labai pavojai. Misiūnas. Jurevičiaus perdavimas gražiai vystosi, šie atakausi Povičiaus smūgis ir Banevičius. Banevičius, labai gražus slalomas smūgis 10. Oi, čia štai taip, Žygimantas Jurevičius apšvarina varžovą 2 prieš 1 ir Žygimantas Jurevičius nepataiko. Žaisdamas elitinėje lygoje, dabar Jurevičius. Misiūnas jungiasi į ataką, perdavimas jo link, Misiūnas smūgiuoja ir nepavyksta smūgis Danieliui Misiūnui. Brikovas, Keliauskas. Vatas. Vatas čia galima tęsti šią ataką, Vatas prie baudos aikštelės, atlieka perdavimo, smūgiuoja Oda ir Osipovičius bėga į ataką. Osipovičiaus perdavimas, Žygimantas Jurevičius, dabar Misiūnas vėl turi galimybę, jis baudos aikštelėje, Misiūno perdavimas ir tai yra įvartis! Štai tai BFA komanda galbūt ir iškovos pergalę šiame mače, kurioje dalyvavo Osipovičius, kurio rezultatyvų perdavimą atliko Danielis Misiūnas, įvartį pelnė Žygimantas Jurevičius, tai buvo jau per pridėtą laiką, 91 minutę.